Orlaiviai gali būti varomi kaupiant energiją įvairiomis formomis. Tai gali būti skystas kuras reaktyviniam ar stūmokliniam varikliui arba baterija skirta maitinti elektros varikliui. Bet kaip dėl energijos kaupimo smagračiuose? Smagračiai gali būti naudojami didžiuliems energijos kiekiams kaupti, sukant masę labai dideliais apsisukimais per minutę. Tačiau ar to pakanka, kad lėktuvas galėtų iškristi? Pagaminkime smagratį ir sužinokime. Dabar galbūt pastebėsite, kad iš tikrųjų CNC staklėmis pjaunu anglies pluoštą po tuo vandeniu. Bet ar smagračiai neturėtų būti sunkūs? Na, taip ir ne. Matote, smagračio sukaupta energija iš esmės yra kinetinė energija, tai yra judančios masės energija, tam tikrų greičių. Šios smagračio energijos lygtis yra pusė kart rotacinė inercija kart kampinis greitis kvadratu. Rotacinė inercija yra susijusi su smagračio mase ir tuo, kaip toli ta masė yra nuo sukimosi ašies. O kampinis greitis parodo, kaip greitai ratas sukasi. Dabar mes galime padidinti sukauptą energiją, padidindami abu šiuos dydžius. Tačiau kadangi greitis yra pakeltas kvadratu, daug naudingiau yra smagratį sukti greičiau. Padvigubinę inerciją mes padvigubinsime energiją, bet padvigubinę greitį energiją padidinsime 4 kartus. Kadangi mums reikia išlaikyti svorį kuo mažesnį, bet kartu užtikrinti didelį energijos saugyklą, mums reikia lengvo smagračio, kuris suktųsi labai dideliais apsisukimais per minutę. Ir mes norime, kad kuo daugiau tos smagračio masės būtų kuo toliau nuo ašies, todėl naudojamas lengvas anglies pluošto stebulė ir aliuminio išorinis žiedas. Tada aš jį subalansavau kiek galėjau geriausiai ir surinkau su diržo bei skriemulio sistema, dėl ko gavosi sraigto ir smagračio santykis 16:1. Taigi smagratis gali suktis labai greitai, o sraigto apsisukimų dažnis išlieka palyginti žemas. Sukimas nuo skriemulių tada perduodamas per šiuos kūginius krumpliaračius, kad priekyje suktųsi sraigtas. Iš tikrųjų, aš galiu sukti sraigtą pirštu maždaug 2 apsisukimus per sekundę, o tai yra apie 2000 apsisukimų per minutę smagračiui. Tada pritvirtinau uodegos strėlę su krypties vairu ir aukščio vairu, kad galėčiau valdyti skrydžio metu. Ir pastatėu paleidimo rampą su varikliu, kuris įsuka smagratį. Esant mažiems apsisukimams garsas visai neblogas, bet didėjant greičiui jis pradeda skambėti labai šiurkščiai. Tuo metu tai buvo šiek tiek painu, nes buvau subalansavęs smagratį ir skriemulius geriau nei paprastai subalansuoju savo dronų propelerius, kurie sukasi gerokai didesniais apsisukimais. Bet pastebėjau, kad šis O žiedas plečiasi ir dreba ir manau, kad būtent tai sukelia didžiąją dalį triukšmo. Be to, manau, kad dėl to diržai taip pat pradėjo vibruoti esant dideliems apsisukimams. Bent jau smagračio viduje buvo sukaupta nemažai energijos, todėl jis galėjo suktis gana ilgai. Vis dar turėjau tą pačią putplašio sparną iš savo seno suspausto oro varomo lėktuvo ir nuėmiau visą juostą nuo paviršiaus, taip sutaupydamas apie 40 gramų. Ir jis taip pat buvo idealaus dydžio šiam lėktuvui. Taip pat nerimavau dėl diržo vibracijų esant dideliam sūkių skaičiui, todėl atsispausdinau šią juokingai atrodančią 40 cm skersmens 3 menčių propelerį, kad galėčiau išnaudoti mažų apsukų galią. Taigi, išėjau gražų ramų rytą, beveik nėra vėjo, saulė toj prasiskverbs pro debesis ir mes išbandysime šitą daiktą. Gerai, pradedam. Turiu lėtai įsukti variklį pradžioje. Paleiskime variklį. Ne visai pakankamai greitai. Manau, kad lėktuvui tiesiog reikia šiek tiek svorio, kad jis liktų pritvirtintas prie gumos žiedų. 3, 2, 1. Na, tai nebuvo gerai. Akivaizdu, kad jis trenkėsi į žemę, bet manau, kad man taip pat reikia atsispausinti naujus krumpliaračius. Panašu, kad tas kūginis krumpliaratis prarado visus dantis. Manau, diržai atrodo gerai, tik tą vieną krumpliaratį reikia persispausinti. Kūginių krumpliaračių persispausdinimas užtruko apie 1,5 valandos, todėl nusprendžiau kelis kartus išbandyti paleidimo rampą, kol laukiau, ir gavau įvairių rezultatų. Taigi, grįžau maždaug po 2 valandų, sutaisiau visus trimačius spausdintų atspausdintus krumpliaračius ir tikrai nenoriu rizikuoti jų vėl sulaužyti, nes labai ilgai užtrunka juos persispausdinti ir sumontuoti. Taigi, užuot šį kartą rizikavęs krumpliaračiais, rizikuosiu savimi. Aš paleisiu šitą daiktą ranka. Tai bus daug sunkiau nei iš pradžių įsivaizdavau. Po dar 2 valandų grįžau prie 15 colių anglies pluošto sraigto ir nusprendžiau vėl bandyti nuo paleidimo rampos. Tačiau vis dar buvo labai toli nuo sėkmingo skrydžio. Bandžiau dar kelis kartus nuo aukštesnės paleidimo vietos ir netgi nuėmiau vieną skriemulio pakopą, kad padidinčiau sraigto apsukas lyginant su smagračiu. Ir net pašalinus visą elektroniką, kad dar labiau sumažinčiau svorį, jis vis tiek neskraidė.
Todėl nusprendžiau sustoti ir nebegaišti laiko. Bet man reikėjo pamatyti, kaip lėktuvas skrenda, naudodamas tik smagračio sukauptą energiją. Kartais paprasčiausias idėjos veikia geriausiai ir manau, kad radau sprendimą savo smagračio beprotybei. Šis žaislas naudoja propelerio ir jo išorinio žiedo sukamąją energiją, kad toliau suktųsi po to, kai aš patraukiu virvelę, taip sukuriant traukos jėgą, kuri pakelia jį į orą. Tačiau labiausiai man patinka šių žaislų itin paprastas, bet veiksmingas atleidimo mechanizmas. Čia yra trimačių spausdintuvų atspausdinta versija, kurią sukūriau, kad pritvirtinčiau prie bešepetėlio drono variklio. Šis mechanizmas veikia taip. Šios įstrižos dalys susijungia, todėl propeleris laikomas prispaustas, jei jį pagreitina variklis. Tada, kai variklis sulėtėja, mechanizmas atsirakina ir propeleris šauna į dangų. Bet ar to pakanka lėktuvui pakelti? Na, pasirinkęs paprastą sprendimą, man reikėjo paprasto lėktuvo. Taigi, aš pastatau šį labai paprastą sklandytuvą iš balizos medžio ir putplasčio plokštės, o priekyje pritvirtinau guolių bloką, kuris leistų propeleriui laisvai suktis. Taip malonu matyti, kaip kažkas tokio paprasto veikia taip gerai. Taip pat labai lengva keisti propelerio svorį, skersmenį ir žingsnį, kad būtų galima pasiekti skirtingą skrydžio našumą. Tačiau nebandykite per daug mažinti menčių svorio, kurios viską laiko kartu. Nebent norite skraidančio hulialanko. Šis atleidimo mechanizmas veikia tikrai gerai, nors yra toks paprastas. Jam tai reikia, kad variklis sulėtėtų ir leistų lėktuvui pakilti į dangų. Jei norite pasigaminti savo, šios smagračio lėktuvo failus įkelsiu į Thingiverse, tačiau būtinai naudokite radio valdymo pultą varikliui užsukti ir stovėkite saugiu atstumu. Ir būkite atsargūs dėl bet kokių skraidančių nuolaužų. Labai dėkoju, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtų puiku, jei paspaustumėte patinka žemiau. Jei mano kanale lankotės pirmą kartą ir norite pamatyti kitų panašių beprotiškų projektų, prašau paspausti prenumeruoti žemiau. Ir didžiulis ačiū visiems mano rėmėjams platformoje patreon.com. Jūs leidžiate kurti šios vaizdo įrašus ir tikrai negalėčiau to padaryti be jūsų. Taigi dar kartą ačiū. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Viso gero!